Šiandien pamokslo tema – Dievas niekada neskuba skirtingai nei mes. Kartais atrodo, kad visas pasaulis išprotėja. Bet pasidarai kavos, ramiai atsisėdi, nusišypsai, pasižiūri į viską iš šalies ir supranti. Nu ne, neatrodo. Mūsų gyvenimas šiandien yra kupinas skubėjimo. Viskas aplink mus vyksta greitai. Technologijos, komunikacijos, darbai. Mes trokštame greitų atsakymų, greitų sprendimų ir akimirksnių matomų rezultatų. Tačiau Dievas veikia kitaip. Jo laiką lemia neskubėjimas, o tobulas jo planas. Pavyzdžiui, kai mes meldžiamės, dažnai tikimės greito atsako, bet Dievas atsako savo laiku, kuris dažnai skiriasi nuo mūsų lūkesčių ir prašymų. Mokytojo knygoje skaitome: viskam yra metas ir kiekvienam reikalui tinkamas laikas po dangumi. Ši eilutė primena, kad viskam yra Dievo numatytas laikas. Tiek gimimui, tiek mirčiai, tiek džiaugsmui ir liūdesiui. Mes dažnai norime skubinti įvykius arba vengti sunkumų. Tačiau Dievas viską numato tobulai ir jo laikas yra tinkamas. Dievas yra kantrus ir neskuba, nes jo planas apima ne tik mūsų dabartinę situaciją, bet ir amžinybę. Apaštalas Petras antrajame savo laiške rašo: tačiau, mylimieji, vienas dalykas neturi likti jūsų nepastebėtas. Viena diena pas Viešpatį yra kaip 1000 metų. Ir 1000 metų kaip viena diena. Viešpats negaišta ištesėti pažado, kaip kai kurie mano, o kantriai elgiasi su jumis, norėdamas, kad kuris iš jūsų nepražūtų, bet kad atsiverstų. Šios eilutės mus moko, kad tai, ką mes suvokiame kaip delsimą, yra Dievo tobulai suplanuotas laikas. Dievo delsimas dažnai rodo jo malonę ir troškimą, kad visi turėtume galimybę pažinti jo meilę. Mes esame kviečiami būti kantrus ir pasitikėti Dievu, laukdami jo veikimo. 37 psalmėje sakoma: būk kantrus ir lauk Viešpaties. Laukti Dievo yra viena iš didžiausių tikėjimo išraiškų. Mokėjimas laukti kantriai parodo mūsų pasitikėjimą, kad Dievo valia yra tobula, net jei mes nesuprantame visų aplinkybių ir norime skubinti laiką. Žvelgdami į Jėzaus gyvenimą matome, kad jis niekada neskubėjo. Mes nematėme, kad Jėzus bėgtų kažkur, tai lėktų, gaudytų taksi, kad greičiau nuvažiuotų į vieną kaimelį ar kitą. Jis visada viską darė ramiai ir savo laiku. Jėzus veikia ramiai, pasitikėdamas Tėvo valia. Pavyzdžiui, kai Jėzus išgirdo apie sunkią Lozoriaus ligą, jis neskubėjo pas jį. Jis laukė, nes turėjo aukštesnį tikslą – parodyti Dievo šlovę per Lozoriaus prisikėlimą. Vis dėlto išgirdęs, kad tasai serga, jis dar 2 dienas užtruko ten, kur viešėjo, ogi galėjo skubėti. Tai moko mus, kad net kai atrodo, jog Dievas delsia, jis turi geresnį planą. Skirtingai nei mes, Dievas neskuba, nes tik jis žino, kada tinkamiausias laikas. Mes, būdami žmonės, dažnai norime skubėti ir greitai gauti rezultatus, bet Dievas veikia ramiai, išmintingai ir tinkamiausiu laiku. Nors mums atrodo, kad viskas vyksta per lėtai. Viskas vyksta netinkamu laiku ir atrodo rezultatas ne toks, kokio mes norėjome. Dievo delsimas mus moko kantrybės, tikėjimo ir pasitikėjimo jo valia. Pasitikėjimas Dievu ir tuo, kad jis viską daro laiku, yra viena iš svarbiausių mūsų tikėjimo išbandymų. Dažniausiai mūsų gyvenime susidurėme su situacijomis, kai jaučiame spaudimą veikti, priimti greitus sprendimus ar matyti greitus pokyčius. Mums atrodo, kad reikia skubėti, kad situacija reikalauja neatidėliotino sprendimo.
Tačiau Dievas dažnai prašo mūsų palaukti, nes jis žino visus niuansus, visas aplinkybės, kurių mes nepastebime, nežinome, o dažnai net ignoruojame. Ramus laukimas yra dvasinės brandos ženklas. Jis ugdo mūsų pasitikėjimą, kad Dievas geriau nei mes suprantame mūsų gyvenimo eigą. Kai mes atsiduodame jo valiai, pripažįstame, kad jo išmintis viršyje mūsų lūkesčius ir leidžiame Dievui veikti savo laiku. Taigi gali būti sunku, bet tik tada, kai mokomės laukti. Galime patirti tikrąją Dievo ramybę ir jo išganingą veikimą. Dievas neskuba. Jis kantriai mus mokydamas keliauja kartu. Mums suklydus laukia, kol mes pasitaisysime. O mums pargriuvus jis pirmas tiesia mums ranką, kad į ją įsikibę galėtume pakilti ir eiti toliau. Jis mato viską iš amžinybės perspektyvos ir duoda tai, kas geriausia mums, o ne tai, kas laikina ir mums nenaudinga, kad ir kaip kartais mes to norėtume. Dievo delsimas yra kvietimas mums augti kantrybėje, ištvermėje ir gilesnėme pasitikėjime jo valia. Ir kaip laiške Hebrajams parašyta, todėl visiškai pasitikėdami artinkimės prie malonės sosto, kad patirtume gailestingumą ir rastume malonę gauti pagalbą deramu laiku. Amen. Taip tebūna.